Prieš porą savaičių buvau komandiruotėje Šri Lankoje. Tai, kad ten supratau, tik sustiprino mano įsitikinimą, kad privalau visokiojopai remti bet kokias pastangas karpyti ES paramą vadinamosioms neturtingoms pasaulio valstybėms ir koncentruotis į bendrų europinių namų gynybą. Tiesa, tvirtai tikiu, kad tie bendri europiniai namai apima ir tas pasaulio teritorijas, kurios išpažįsta vakarų vertybės, tame tarpe ir ypač dabar, ir Izraelį. Kad ir kaip paradoksaliai tai iš pirmo žvilgsnio atrodytų, tačiau 3 įtemptų pokalbių dienos Šri Lankoje man suteikė daug papildomų argumentų be išlygų remti Izraelio karinę operaciją Gazos ruože. Pirma, ką veikiau Šri Lankoje. Europos parlamente priklausau Pietų Azijos delegacijai. Delegacijos yra tokios oficialios parlamentarų grupės, kurios priskiria gilintis ES ir atitinkamos valstybės, nors kaip mano atveju atitinkamo regiono ryšių su ES. Vizitas į Šri Lanką buvo susijęs su vadinamosios bendrosios lengvatų sistemos šiai šaliai pratęsimu ateinančiam laikotarpiu. Kas ta bendroji lengvatų sistema? Tai yra sąjungos pagalbos žemiausio išsivystymo valstybėms priemonė, kuri į atitinkamą sąrašą įtrauktoms šalims leidžia savo prekes sąjungoje pardavinėti be muitų arba su labai gerokai mažesniais muitais, mažučiais. Mainais privilegijos siekiančios šalis privalo laikytis 27 pagrindinių konvencijų, kurios apibrėžia žmogaus teises, darbo rinkos taisyklės, aplinkosaugos standartus bei geros valdysenos principus. Kitaip sakant, viešųjų išteklių valdymą visos visuomenės labui be piktnaudžiavimų ir korupcijos. Pirmą kartą Šri Lanka į šią sistemą buvo įtraukta dar 2005 metais, tačiau po 5 metų dėl ypatingai grubių žmogaus teisų pažeidimų iš jos pašalinti. Nors šalies valdžia žadėjo, kad visi pažadai taps kūnu, tad 17 metais vėl jį įtraukta į lengvatinės muitų sistemos lauką, tačiau ir vėl pažadai liko tik popieriuje. Istorija nesibaigė ir dar ne kartą ES gelbėjo šalį, teikdama jai privilegijas, į kurias buvo atsakoma ne tik nevykdant pažadų, bet net ribojant kai kurių ES pagamintų prekių importą bendrai į Šri Lanką. Per 3 vizito dienas supratau, kad anos valstybės vadovai labai trokšta ES privilegijų ir įvairiausios pagalbos, šalis gi skursta, aiškina ponai. Bet net nepagalvoja apie tai, kad kažkokiu būdu pakeistų savo šalies žmonių gyvenimą ir sukurtų pagrindą jų ekonominiai gerovei. Per daugiau nei 150 nepriklausomybės metų šalis net nesugebėjo įsivesti adekvačių nuosavybės santykių. Žemė iki šiol priklauso valstybei, tad jis su ją daro, ką tik nori. O verslininkai, kurie išdrįsta atleisti darbuotojus, yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Tiesą pasakius, niekad iki tol nebuvau net įsivaizdavus tokio dalyko. Neatsitiktinai pilna šios valstybės pavadinimas Šri Lankos demokratinė socialistinė respublika. O tokia abrakadabra bemaž visada reiškia, kad nei normalesnės rinkos ekonomikos, kuri galėtų garantuoti kažkokią ekonomikos augimą, nei demokratijos, nei socialinių teisų šalies gyventojai tikrai neturi. Tad visas 3 dienas aukščiausių šalies pareigūnai, pradedant prezidentų ir parlamento pirmininkų ir baigiant darbo ir prekybos ministrais, mums piešė rožinius paveikslus, tačiau jo po kelių minučių pokalbio su vis dar rankų nenuleidžiančiais, nors kasdien persekiojamais žmogaus teisų aktyvistais, būdavo aišku, kad tikrovė visiškai kitokia. Tik vienas konkretus pavyzdys iš daugelio. Tamilų ir musulmonų gyvenamose žemėse tamilai yra hinduistai. Gyvenamose žemėse, kur nėra jokių budistų. Šiuo metu valstybė stato 23 budistų vienuolynus, kuriuose po to niekas nemedituos. Tiesiog tokiu grubiu būdu valstybė nugina žmonės nuo jos maitinančios žemės, juolab, kad tam turi teisę visą žemę gijos. Kalbant su parlamento pirmininku priklausantis patikinimu, kad Šri Lankoje vienodai gerbiamos visos konfesijos, visi žmonės, atkreipiau dėmesį jų pačių šalies konstitucijos 10 straipsnį. Kuris remiantis geriausiais gyvulių ūkio principais teigia, kad tarp lygių tikėjimų budistai yra svarbiausi ir valstybės išskirtinai remiami. Man buvo paaiškinta, kad budistai svarbiausia, nes jų 70%. Kitaip sakant, tezė apie visų tikėjimų lygybę, kuri lyg ir skamba šalies konstitucijos 14 straipsnyje, 10 eliminuojama. Beje, neseniai dėl esą sudėtingos padėties šalyje ir lėšų stygiaus atšaukusi savivaldos rinkimus ir priėmusi terorizmo prevencijos įstatymą, kuris leidžia be teismo neribotą laiką kalėjime laikyti valdžiai neįtikusius žmonės,
valdančioji klika panaikino ir galimybę demokratiniu keliu keisti situaciją. Mūsų delegacijos vadovė Žaliųjų frakcijos narė iš Suomijos oficialių pokalbių metu demonstravo diplomatijos aukštumas ir vis bandė mandagiai priminti Šri Lankai jos pažadus Europos Sąjungai. Tai darė neįtikimai gražiai. Tačiau buvo visiškai aišku, kad kitos pusės logika labai paprasta. Duokit pinigus ir nemokykit gyventi. Kaip puikus tokio bendradarbiavimo bei išankstinių sąlygų pavyzdys mums buvo pateikta Kinija. Tai, kad Kinija investavo į Šri Lankos uostą, prieš tai paskolino Šri Lankai pinigus, o Šri Lanka neturi kaip tų pinigų gražinti, buvo nesvarbu. Taip, nutilėta. Nors apie tai kalba visos tarptautinės organizacijos, kurios ir gelbėjo Šri Lanką, ne Kinija gelbėjo. Kai ateis laikas balsuoti už pagalbos paketą Šri Lankai, aš būsiu prieš. Ir ne todėl, kad man nebūtų gaila beteisių šalies moterų, religinių mažumų ar verslininkų, kurie bando auginti savo šeimos ir šalies gerovę. Nepalaikysiu tokios beprasmės pagalbos, nes pirmą akivaizdžiai matau, kad iš esmės parama atiteks valdančiai klikai, kuriai Kinija patinka ir todėl, kad kai eina kalba apie projektus, į kurių Kinija nori, juos labai paprastai gauna pamokėjus kyšius valdžiai. Kita vertus nepalaikysiu ir todėl, kad gavusi europinės privilegijas Šri Lankos valdančioji klika turės ir siautės dar labiau, o gyventojų lėšos iš esmės taip ir nepasieks. Kodėl visą tai rašau Izraelio karo kontekste? Vadinamasis politkorektiškumas išmokė politikus plepėti apie pozityvius niekus ir tiesiog žavėtis vadinamaisiais mažutėliais. Na čia jau už kelios savaitės visako visokios ten kairiosios aktyvistės, sėdžiusios universitetuose, baisiai romantiškai apie viską šneka, ateitų ir padarytų ką. Jie visada yra aukos, jiems visada kas nors trukdo tiems mažutėlėms ir tiesiog iš burnos kazintus vagia. Na, o tie, kurie sunkiu darbu sumeta mažutėlių gyvenimui palaikyti, visada duoda per mažai, tada ir kalti lieka. Pirmas klausimas, kuris kirba mano galvoje, ar tikrai Izraelis kaltas, kad Gazos zonos gyventojai skursta, reikalingi nuolatinės paramos ir viso pasaulio atjautos bei rašo. Taip, žudomų žmonių gaila. Bet prieš šimtmetį savo valstybę pradėjo kurti žydai tikrai nebuvo turtuoliai. Per tą praeitą šimtmetį jie pergyveno tragiškų dalykų. Jų apie 10 milijonų, 6 milijonų, sakoma, išžudė, nežinau. Tarptautinio valiutos fondo vertinimais 23 metais su 58 tūkstančiais JAV dolerių vienam gyventojui Izraelis yra laikomas 13 turtingiausia pasaulio valstybė. Kodėl ji tokia turtinga? Atsakymas paprastas, žydų vaikai daug dirba, sunkiai mokosi, o po to kuria aukštos technologinės vertės įrangą ar moderniausius vaistus. Palestinos BVP vienam gyventojui nesiekia 3000 dolerių per metus. Žinoma, labai maža suma, bet ir dėl to kaltas Izraelis. Spalio 7 dienos Hamas teroristų suorganizuotų žudynių išvakose Arabų barometras kartu su Palestinos tyrėjų grupė atliko reprezentatyvę gyventojų Gazos zonos gyventojų apklausą. Atsakydami į klausimą, kas kaltas dėl itin prastos ekonominės situacijos, tik 16% Gazos ruožo gyventojų minėjo išorinės jėgas. Na, tai Izraelį ar ką nors kitą. Tai yra, jie supranta, kad kažkas pas juos pačius netvarkoja, nu taip išeina. Tiesa, 29% zonos gyventojų ir ypatingai jauni žmonės iki 30 metų pagal tą pačią apklausą palaikė Hamas teroristus. Foreign Affairs, kur radau šitos skaičius, rašo, kad tas beveik trečdalis teroristų gerbėjų reiškia mažą palaikymą. Mano galva priešingai, tai baisus skaičius. Jūs norite, kad Lietuvoje 30% palaikytų Rusijos agresorius? Ir mes ar tikrai žinome tą skaičių, kiek ten iš tikrųjų yra. Europos Sąjunga visada buvo didžiausias tarptautinis Palestinos donoras. Humanitarinę pagalbą palestiniečiams jį teikia nuo 2000 metų. Nuo 14 iki 20 per tuos 6 metus Europos Sąjunga per įvairias paramos programas iš regiono investavo beveik 4 milijardus eurų, o nuo 21 metų dar 681 milijoną eurų. Humanitarinė pagalba nuolat skurstantiems palestiniečiams per tą patį laikotarpį sudarė dar milijardą eurų. Po to, kai Palestinos gyventojai, Hamas teroristai yra palestiniečiai, net jeigu kam nors toks faktas nepatinka, išskerdė švenčiantį jaunimą ir taikės žydų šeimas, Europos Sąjunga šiemet numatytą paramos sumą padidino 3 kartus. Kur galiausiai nukeliauja tie pinigai? Žinoma, Hamas teroristams valdžioje, kuri jų dėka ir ginkluojasi ir jaunimą ugdo neapykantos Izraeliui ir vakarams, mums taip pat dvasia.
Kaip visada ir šiuo atveju, kuo daugiau kam nors padedi, tuo blogesnis eiti. Nepasitenkinimą dėl pernelyg menkos ES pagalbos girdėjau Šri Lankoje. Dabar net Europos miestų gatvėse milžiniškos minios, tame tarpe ir Briuselyje, piktinasi, kad Europa neatsiriboja nuo Izraelio ir negelbė vargšės Palestinos. Tik visiškai aklas nemato, koks pavojingas tapo pasaulis, kurie agresyviai puola visą eilę autoritarinių valstybių. Patinka tai kam ar ne, ES ir Lietuva dėja tikrai pateks į geopolitinių kovų girnas, kurios mals taškydamos kraują ir ašalas. Labai noriu būti neteisi, bet pažiūrėsim. Kaip manote, kas, Palestina ar Izraelis parems Lietuvą, kai būsime puolami? Dėl Šri Lankos garantuoju, jie sakė, kad Kinija yra nuostabiausias dalykas. Europos liaudies partijos politinė grupė, kuriai priklauso parlamente, esamoje situacijoje palaiko Izraelį ir ragina sąjungą didinti humanitarinę pagalbą Gazos civiliams. Manogi galva, aš nelabai sutinku su ta pozicija, ta pagalba turėtų būti apribota siekiu atverti kaip galima daugiau humanitarinių koridorių. Bet tada kyla klausimas, kodėl jie neatsiveria.